Gražus miestelis. Ir mes pravažinėjom šį miestelį. Ir sustojom. Išlipom. Kaimukas. Così c'è Junior che ti guarda I bambini. Atvažiavom į tokią vietą, į Krioklius. Ir čia vadinasi Kaskata Auzo. Į Auzo Krioklys. Ir čia tokia vieta ganėtinai įdomi. Ir iškart 3 šuniukai atėjo ir ganėtinai draugiški. Pradžioje pagalvom, kad you big good boy, ai good boy. Ai. Come on. Come on. You love. Here you are, here you are, yeah, come on. Wow, girdėti jau tas Krioklys. Einam. Retokai kas čia turbūt lankosi. Nu, ar verta čia buvo važiuoti tiek kilometrų į šitą Krioklį? Really? Oho. Vasarą galima atvažiuoti čia įsimaudyti, tokios kaip vandens vonios. Štai čia tas Krioklys. Kalnų upė. Čia toks galbūt bandyta daryti, kaip kad kurortas būtų. Mažas kurortėlis, kažkada gal ir buvęs. Bet jau prarado turbūt žmonių susidomėjimą. Nebent nori pabūti, nu ganėtinai įdomu, va ten tokios kaip akmenuose, tokios kaip vonios. Netgi gali ateiti šokti įsimaudyti, kai karštos dienos ledinėme vandenyje. Būtų visai ir įdomu vasarą. Jeigu vasarą, kada atvažiuosim, tai galima bus ir atvažiuoti. Netgi pabandyti ateiti ir įsimaudyti. Wow. Labai įdomu. Vanduo tai švarus, atrodo ir šaltas, turbūt ledinis. Toks įdomus tiltukas. Oi, geras berniukas, geras šuniukas, geras, draugiškas. Ai, geras šuniukas, ai, geras šuniukas. Ai, gerutis šuniukas, ai, gerutis. Labai geras, draugiškas šuniukas, draugiškas. Nu, čia jau mes tokioj laukiniai gamtoj. Oh, just be careful, okay? Amazing. Ten toksai ganėtinai stovintis vanduo, nelabai jisai atrodo švarus tuose skylėse akmenų. Jaučiu vasarą, tai čia daug atvažiuoja įsimaudyti prie šito Krioklio. Na, aš rizikuoju eiti žemyn. Išsisukti kojas, rizikuoju. Ateik čia. Va čia va, dėk koją, va čia va, dėjau koją. Aš laikau tave.
Šiandien atvažiavom į Pestum. Mes jau buvę šitam muziejuje po atviru dangumi. Čia buvęs didelis miestas kažkada, senovės Graikijos, nes šita vieta buvo okupuota antikos Graikijos. Ir čia graikų miestai ir graikų šventyklos yra 3. Ir aplink visą šitą miestą eina siena akmeninė. Ir šitam miestui beveik 2000 metų, ne beveik, bet daugiau nei 2000 metų iš tikrųjų. O mes atvažiavom į parduotuvėlės apsipirkti visokių suvenyrų. Nors mes jau čia buvom, bet norim dar kai ko nusipirkti. Kokie dideli slėniai. Mūsų apylinkių, mūsų Italijos apylinkių. Mes buvom va tam miestelėje tenai. Ir buvę esam tam. Ten yra Castelcivita, o čia yra Controne miesteliai. Mes ką tik grįžom iš Controne miestelio. Mūsų kelionė baigėsi, mes esam Salerno oro uoste jau. Hello! Say hello! Bye bye to Italy! Ate Italija.